Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą Ne tik raumenis. Čia treneris Rolandas ir treneris Andrius. Šiandien vėl kalbėsim visokiausiam temom. Tai viena iš jų būtų trenerio ir kliento santykiai ir kas gali sugadinti arba pagerinti kliento progresą. Taip, tai aptarsim įvairiausias situacijas iš praktinės pusės, ko klientai nepasako, ką pasako per daug. Ir taip pat ir treneris galbūt, ko nepasako klientams, kuria galbūt kažkokius tai nerealius lūkesčius, kad tik tais klientas pasieitų į treniruotės ir panašiai. Tai žodžiu, pakalbėsim. Ko klientai dažnai nesako treneriui? Nu gerai, tai ko dažnai klientai nesako treneriui? Tai aš manau, kad, na aišku, pasikalbi kartais su tais klientais ir kartais klientai būna nedrąsiai pasako, kad kažko nesakė, žinai, kažkada tai. Tai pirmiausia iš tų pačių klientų pasisakymų. Aš manau, kad vienas dažniausias dalykas yra, jeigu pavyzdžiui kliento prižiūri mitybą, galbūt neprižiūri, bet jeigu klientas nori, tarkim, ypatingai numest svorio. Jo. Tai dažnu atveju būna taip, kad klientas suvalgo kažko daugiau negu galima arba negu buvo sutarta. Ir tarkim nevyksta kažkoks tai progresas, kas liečia treniruotės. Nu kas yra vėlgi progresas? Progresas ne vien tik raumenis yra, o progresas yra, sakykime, ten matmenis, kaip keičiasi jo matmenis, kaip keičiasi jo svoris. Dažniausiai aš tokius du parametrus žiūriu vieną paskui kitą. Tai nu ir matai, kad nesikeičia. Nesikeičia, galbūt net kaip tik pakilo svoris, žinai. Tipo, ir tu klausai kliento, tipo, ar tikrai viskas pagal planą, ir klientas, jo, viskas pagal planą. Ir ten po kažkiek laiko išeina, aš po to papasakosiu tokią situaciją gyvenime turėjau, tarp kitko, jeigu tas bičas žiūrės, tai tikrai prisimins, supras, kad čia apie jį. Nu, žodžiu, ir ką noriu pasakyti, kad žiūri, kad nėra jokio rezultato, klausi kliento ir jisai tau sako, kad ne viskas pagal planą, po to bam išlenda, kad jisai tenais užkandžiuose turėdavo kažkokį tai, nežinau, surelį arba mėgdavo kelis kartus dienoj išgerti kavos su pienu ir ten prisipilti sirupiukų visokių. Ir didžiausia problema galbūt yra ta, kad žmonės jie nesupranta visų smulkmenų ir kartais galvoja, kad kažką padaryti jie gali ir kad tai yra nereikšminga, žodžiu. Tai vat, aš manau, kad vienas dažniausių dalykų yra mityba, kad klientas nepasako treneriui iki galo, jeigu kažką suvalgė per daug arba kaip tik, kad kažko nevalgo. Tai aš manau, kad iš mitybos pusės tokie vat, niuansai būna. Ką tu manai? Manau, kad kokie 80% galėtų, bet čia realiai labiausiai susijęs su tais, kurie nori numesti svorį. Nu, dažniausiai taip. Nes tas, kuris nori priaugti ten tų raumenių, jisai tikrai pasakys, va, šiandien gal nesuvalgiau ten tiek, po to aš matai suvalgyti ir panašiai. Tada dar kiti niuansai, tai aš manau kažkiek dasideda nerimo, streso visokie dalykai ir miego. O su prastu miegu patys žinom, kad jeigu tu nedamiegi, tada tu kitą dieną jautiesi blogai ir nori tai kompensuoti maistu, o tas, kuris metas svorį ir taip patiria daug streso ir tada papildomai gaunasi, kad kai nedamiegi, dar norisi užsikimšti, užsivalgyti papildomai. Tai čia dabar tu nori pasakyti dabar, kad klientas iki galo neiškomunikuoja su treneriu apie savo esamą, sakykime, kažkokią emocinę ar stresinę būseną, dėl kurios jisai nesugebėdamas pavalgo kažko, ko negali. Taip. Ir jisai galbūt ir jaučiasi kaltas, bet jis tiesiog to negali suvaldyti. Taip. Jo, tikrai taip gali būti. Bet čia žmogus turi būti uždaras. Tikrai ne visi tokie klientai, būna ir tokie, kur ateini ir atrodo tą valandą patampat geriausiais draugais. Bet yra, kur po to ir gyvenime patampa geriausiai draugai. Tikrai yra pavyzdžių. Tai jo, aš jeigu čia taip iš šono nueiti, aš irgi turiu nemažai klientų, su kuriais labai gerą turiu kontaktą ir kur, sakykime, netgi būna pasikalbom kartais, galbūt kažkur faina būtų nulėkti, žinai. Taip toliau. Beje, nežinau, buvai ar ne, Lukiškių kalėjime buvau ekskursijai prieš čia kelias dienas, tai galiu pasakyti, chebra, man Lukiškės nemoka, bet aфиgenai. Aš buvau prieš kokius 3 metus paskutinį kartą, gal 4. Bet buvau ir dieninį, ir naktinį, ir aš jau kokį 1,5 metų svaigstu, kad norėčiau vėl. Sakė, dabar yra kažkokia vėl trečia dar išėjo ekskursija, kažkokio tipo, nežinau nieko, tik tais girdėjau, kad buvo visą laiką dieninė, naktinė. Jo, tai ir ką dar galiu pasakyti, kad su vienu žmogum kalbėjau, tai žodžiu, ką jis dieninį matė ir ką aš dieninį mačiau, skiriasi.
Tai man atrodo, kad labai priklauso dar nuo pačio gydo, žinai. Taip, labai priklauso nuo gydo. Tai va, tai dėl šito dalyko, jo, tai čia iš šono. Aš tai pamenu naktinį ekskursiją mūsų užrakino kamerose. Sakė, man sakė, kad uždaro, jo. Sako, ir užsitrenkė ten žmonės. Jo, ir po to sako, ateisim po 2 valandų. Jo. Nu gerai, tai gerai dabar, Rolandai, kokių dar situacijų būna, tarkim, dėl ko dar klientas gali neiškomunikuoti? Nu, pavyzdžiui, jo pirmoji treniruotėje paklausė vis tiek apie traumas, ligas, ten apie viską, ką gali. Teisingai, jo. Ir po to tik 3 ar 4 treniruotę sužinai, kad tau dar ten su nugara kokia išvarža buvo, aš jau klausiu per pirmą treniruotę, kas tai yra, bet nepasakė, pavyzdžiui. Ne, neištransliuoja apie pirmą susitikimą, bet žinai, jie būna kartais ir nespecialiai, būna kartais... pamiršta, arba tiesiog... Jo, kartais pamiršta, jo yra, aš ir vienas klientas klauso, o kaip keliai? Ai, teisingai, sako, keliai, man ir kelius skauda. Aš, žiūrėk, pradėjau, sakau, nugarą, sakau, priminiau, žinai. Tai jo, aš manau, kad dažnai jeigu apie traumas, tai arba jie mano, kad tai nereikšminga, arba daug laiko, arba pamiršta. Turėjo ten pėties operaciją, bet čia, sako, prieš 20 metų, tai turbūt nieko nereiškia. Bet jo, gali turėti, jeigu tu, pavyzdžiui, geros, dar gerai, kad tu palėtei. Nesvarbu, visiems pasakysiu žmonėms sportuojantėm, kad nesvarbu, kiek laiko yra praėjus nuo traumos, viskas priklauso, kokia buvo jūsų reabilitacija. Ir viskas, ką jūs susitraumuojat, jeigu ten jums nuplyšta, ar ten dar kažkokios operacijos būna, viską jūs turite reabilituoti ir atstatyti į tą standartinę pradinę funkciją, arba kiek įmanoma arčiau jos. tą visą sąnarį ar tą raumenį, sakykime, tos audinius, nes kitu atveju jūs tiesiog toj vietoj turėsit visą gyvenimą kažkokį tai suvaržymą, mažesnį mobilumą ar stabilumą ir taip toliau. Tai va, čia šitas momentas. Tikrai būna dėl mobilumo. Tai čia, šiaip aš pagal save, žinau, pas mane čiurnas, aš čiurną raiščius esu patempęs dešinės kojas, gal kokių, bijau sumeluot, nuo 10 iki 14 metų vaikystėje, gal 10 kartų esu patempęs. Garantuoju, kad esu patempęs ir iki kažkokio įplyšimo, žinai, bet niekad gyvenime nebuvau ligoniai dėl to. Tipo nuvarydavai po, žinai, tai ten gal vieną kartą ar du man yra idėja ten kažkokia tai langetė ar gipsą, bet dažniausiai daugiau ką su elastiniu bintu apsirišdavau ir viskas, žinai. Tai kai tų raiščių nenusiplėši, tai visi žinom, kad pirmą dieną atrodo, kad ten ir antrą dieną, sakyčiau, atrodo, kad kojas nebeturi, o po to labai greitai ir naina, tas skausmas ištinsta pirmom dienom, bent jau mano tokia istorija. Tai aš dabar po šiai dienai turiu dešinės kojas, čiurnos mažesnį mobilumą ir aš jau tikrai jo nebegaliu sutvarkyti, nes pas mane jau tiesiog struktūra, jau kaulas, sukaulėjo, čia kaip man gydytojas sakė, pas tai jau yra sukaulėjimas ir tu jau tiesiog nieko nepadarysi. Tai vat, kuo anksčiau, to geriau. Reabilituoti ir tada ta funkcija išliks. Tai va, tai nepamirškit pasakyti savo treneriui, jeigu esate turėję kažkokias traumas, sužalojimus, lūžius ir panašiai. Jo, nes čia yra šiaip labai svarbus dalykas ir gali labai patrukdyti progresui pačiam. Tai čia jo, tiesiog ir netiesiogiai, žinai. Taip. Nes tau netgi gali išlysti laikui bėgant tą problemą, tu gali sustoti ir vėl ten koks nors, nežinau, reikės pradės skaudėti, nežinau, turi būna žmogus nugaros kažkokią išvaržą, žodžiu, tu pradedi su juo dirbti kaip su sveiku žmogum, žodžiu, taip, tu akcentuoji visą kitą tą jos mens darbą, bet, jeigu yra išvarža, tai tu turi biškį turėti tokio, sakykime, lėtesnį priėjimą prie kažkokių tai pratimukų, žinai, ir taip toliau, ir stebėti, kaip neiškart pirmom treniruotėm nekišti jo po štangą, žinai, ten ir ties truchos nedaryti, žinai. Jo, tai va, tai dabar aptariam, ko nepasako dažniausiai klientai treneriam, o ko dažniausiai nepasako treneriai klientams, arba ką ne visada pasako, arba ką mėgsta nuslėpti, kad būtų papildomai naudos kažkokios. Tai Rolandai, pradėkime nuo tavęs, kaip tu papasakok. Aš manau, kad būna tokie variantai, jeigu ateina klientas, pavyzdžiui, nusimes svorio ir jisai sako, susigalvoja nerealius tikslus, žinai. Ir kartais gal kažkoks treneris, gal nešvaresnis treneris ir pasakys, čia galim gal per mėnesį ar du tai padaryti, bet iš tiesų tai tu turi pakeisti visą gyvenimą. Tau neužteks, kad tik ateisi 2 ar 3 kartus į sporto salę per savaitę, sportuosi, tau reikia vėl mitybą susitvarkyti, tai tada dar miegą susitvarkyti. Ir tada reguliariai sportuoti ir tas progresas eis palaipsniui, o ne tai, kad iš karto numečiau 2 kilų ir viskas. Ir svarbiausia po to
galbūt dar reiktų paminėti, kad kai tu numesi svorį, tai tu turi tai išlaikyti, o ne tai, kad numesi ir vėl aš grįšiu prie senų įpročių, pradėsiu ten valgyti ir panašiai. Tu palėtei čia, žinok, Rolandai, tokia, aš manau, čia tokia tema, kur čia netgi galėtų dar į atskirą podcastą įsišakuoti, nes, žinai, pasakysiu taip, kad, pavyzdžiui, aš irgi visą gyvenimą, kaip visą gyvenimą, savo trenerio karjeroje, visada, sakykime, ne tai, kad kovoju su savim, bet visada susiduriu su ta situacija, kaip, pavyzdžiui, ar tau rašo, ar klausia klientas, ir pavyzdžiui, jis tenais, kaip turi minėjai, ten nori numest svorio, priaugti raumenų, ten nori ten kažkokį gal pratimą išmokti padaryti, nori gal dar kažką, nesvarbu, yra kažkokie tikslai. Ir aš visada žinau, kad jam šitą rezultatą gali pažadėti belenkoks treneriukas. Taip. Bet aš dažnai, į situaciją, kaip žiūriu sąžiningai, nes, aš pats pakankamai sąžiningas žmogus esu ir man, ten burt, meluoti, vardant pinigų, sunku būtų. Ir žinai, ir būna kartais taip, tu matai, kad net kliento užklausos, tarkim, ateina į kažkur ten į puslapį, ten į Instagramą, nesvarbu, tu matai, kad jau pagal užklausą klientas jau yra netinkamuose lūkesčiuose. Jis jau turbūt kreipiasi galbūt kažkur arba su kažko kalbėjo ir jo jau klausimas yra suformuotas nesuprantant iš esmės visko, abstrakčiai, žinai, absoliučiai, nežinau, nemato žmonės to periferinių mąstymų. Tarkim, jeigu žmogus 10 metų ten ar 5 metus buvo, tai aš ir vadinsiu tiesiai šviesiai apsileidęs, žinai, kas liečia svorį. Tai ir po to ateina pas tave ir jisai sako, aš noriu per 30 ar 60 dienų numesti tą svorį, žinai, nes jis ten matė kažkur iššūkį, 30 dienų numest 30 kg. O ten tas iššūkis, kur apšė nieko nevalgyk, tik žolės lapus, o... Jo, tai aš dažniausiai žmonėm ir bandau pasakyti, kad hibridai, jūs žiūrėkit, pilvas užaugo per 5 metus, pilvas turėtų ir nukristi realiai per 5 metus, jeigu taip kalbam, bet, aišku, galima greičiau viską padaryti, bet protingai būtų daryti viską palaipsniui pabiškai. Tai viskas turi būti procentėliais apskaičiuota, įvertinta ir visas tas judesys, progresas turi būti ne ten 20-30% pasikeitusios kūno masės ten kiekvieną, nežinau, mėnesį, o į savaitę 1% ten to kūno svorio važiuoja žemyn, tada jūs ką padarysit, tai nesustresinsit savęs. Neįvesit kūno į kažkokią ten, nežinau, ten stadiją, kur belenkada jūs gali dėl mažučio kažkokio streso palūžti ir taip toliau. Bet Rolandas labai gerai ir sako, kad žmonės būna kreipiasi dėl kažkokių labai didelių tikslų, kuriuos nori pasiekti per labai trumpą laiką. O taip nesigaus. Gali sukandęs dantis padaryti, bet tai neturi ilgalaikės perspektyvos. Neturi, nes grįžta dvigubai. Tai čia labai retas žmogus, žiūrėkit, gali jums ten per savaitės ar mėnesius numesti daug kilogramų, tik tais tie sportininkai, atletai, kurie ten jau tą daro pastoviai, jie gauna už tai pinigus ir jiems yra visiškai kita motyvacija. Jūs žinot, kad jeigu jums nesigaus, jūs juda toliau, žodžiu. O čia yra labai ilgas kelias vien dėl to, nes kaip jau minėjau pradžiai, jeigu tu vieną dieną bent jau nedamiegosi, tu jau norėsi savo tą energijos trūkumą kompensuoti maistu. Tai reiškia, iš karto veda dar į persivalgymą, o jeigu tu tą dieną dar pasportuosi, tai tu dvigubai neturėsi jėgų ir dar daugiau prisivalgyti. Jau viskas bildinasi, žodžiu. Ir tada jau gaunasi didelė problema. Jo. Tai okei. Dabar gerai. Dabar, pavyzdžiui, imam dar situaciją. Palies norėjau su... ko nedasako treneriai klientams, tai patys puikiai visi žinom, kad sporto pasaulyje, ypatingai sporto salėse ir kūno pokyčiuose labai daug yra kalbama ir naudojama anabolinių steroidų, visokių ingredientų. Tai kas susidūręs tais pavadinimais, tai galiu pavardinti: anaboliniai steroidai, sarmai, peptidai. Dabar čia paskutiniu metu ateina, kaip ten tas, kur svorių mesti, užkrito tas pavadinimas. Iš nelegalių? Jo, dabar Ozempikas, va. Ozempikas čia bangos. Daktaras išrašo nebent tokį. Jo, tai čia žinai, kas nori, tai gali ir be daktaro viską gauti, manau, šiais laikais. Bet esmė tame, kad yra labai daug įvairiausių preparatų. Ir tie visi preparatai, tai kaip pasakyti, yra vieną dalyką jums duoda, vieną dalyką jums atima. Taip. Čia yra
Žodžiu, vaistai. Ir dažnu atveju, pavyzdžiui, klientas prisisvaigęs, sakau vėl tiesiai šviesiai, turi kažkokią tai, nežinau, kažkokį autoritetą arba kažkokį žmogų, kuris jam patinka, išsirenka ten. Nu, aš būsiu banalus, tarkim, Švarcnegeris, ne, pasakysiu. Nu, vat, ir jisai ten varo metus, 2-3, ten jam sunkiai eina, žodžiu, jisai kreipiasi ten į trenerį, ir galbūt iš karto kreipiasi į trenerį, žodžiu, ir treneris jam akių neatveria. Kad, nu, come on, žiūrėk, tu žiūri į anaboliniais steroidais ar kitom medžiagom, kaip čia pasakyti, paturbintą kūną. Ir jeigu tu neplanuoji, nesvarbu, tu nori ar ne, bet tavo planas nėra būti sportininku, atletu kažkokiu, tai tu niekada taip neatrodysi. Nes tai atims iš tavęs labai daug sveikatos. Nu, žodžiu, čia nenoriu tą temą lįsti, bet esmė yra kokia, kad jeigu aš pamatau tokią situaciją, man klientas sako, žiūrėk, aš noriu atrodyti taip. Ir dar sako, po 2 mėnesių, nes išvažiuoju į Balį. Ir, nu, iškart tiesiai šviesiai jam ir pasakai. Nu, ir, dabar žiūrėkit, kokia situacija gaunasi. Tas klientas gali nuliūsti, netikėti tavim ir nuėti pas kitą trenerį. Taip. Nu ir ką, jis pamatys po šiam dienų, ką tu jam sakei. Tai kuriuo treneriu jisai ilgalaikiai perspektyvoje vis tiek labiau tikės ir pas kurį grįžti, tikėtina vis tiek pas save. Taip. Tai žodžiu, ką pas tave, žodžiu, tai ką noriu pasakyti, kad nėra tikslo meluoti, reikia pasakyti, kaip yra. Apskritai, aš manau, kad nėra tikslo vartoti preparatus, jeigu tu nori gražiai pliaže atrodyti. Nu tai oi, ne. Čia vienintelis... Aš labai ten pateisinimų nerandu, vienintelis dalykas, jeigu tu užsiemi profesionaliai kultūrizmu, nori vartok tavo reikalas, bet nereklamuok ten visiems, kad vat, ir tu šitą vartok ar panašiai. Vartoji, tai vartoji savo ten ir užsiemi to sportą. O kad pliaže atrodyti gražiai, ne. Ir šiaip, aš jeigu neklystu, man rodos, visi šitie steroidai išrasti buvo tik dėl to, nes žmonės anksčiau sirgo tokia liga, ir dabar būna, serga raumenų nykimu, tai sarkopenija. Ir vien tik dėl to buvo sukurti tie vaistai, man rodas. Nu, ne tik dėl to, dargi anksčiau, pavyzdžiui, testosteronas jisai buvo, žodžiu, dėl to, nu ir dabar po šiai dienai dėl testosterono trūkumo. Nu, taip. Kur išrašinėja testosterono pakeitimo terapijas. Tai dėl to, kad žmogus genetiškai negamina arba labai mažai, ir tai arba dėl gyvenimo būdo, arba dėl genetikos. Bet žiūrėk, kaip nesuksi, vis tiek tiesiogiai, netiesiogiai yra tai irgi dėl raumens nykimo, nes kai yra mažas testas, jo, mažai ir raumenų pas tai bus, ir nyksta raumenis, ir tau bus, jo, bet aišku, čia mediciniškai turbūt kiti dalykai. Čia yra mediciniškai visai kitaip galim pateisinti, bet jeigu tu, tarkim, tau gydytas nesakė, kad tu ten sergi, o tu prisigalvoji, kad vat, reikia būtinai vartoti šitą, tai ne. Tai čia dėl sporto. Aš suprantu, jeigu gydytojas tau išrašė diagnozę, sako, va, tau reikia gal biškį testosteroną, ten panašiai, nu, tebūnie, žinai. Ir išrašytų tikrai netokiom dozėm, kad tu ten kenktum. Mes šitą temą, aš manau, pakalbėsim atskiram podcast'e irgi, nes ta prasme... Čia jau labai daug, jo, čia, kas liečia anabolinius hormonus, tikrai yra labai įdomi tema. Aš pats asmeniškai daug metų pradirbęs tiek papildų parduotuvėje, tiek daug metų natūraliai sportavęs, tiek buvęs ir toj pusėje, žodžiu, ir teoriškai, ir praktiškai visos šitos virtuvės paragavęs, tai galiu labai daug pasidalinti visko. Taip kad, chebrytė, žiūrėkit šitą podcastą, jeigu norit įdomių temų išgirsti. Tai va, o dabar kas liečia toliau. Nu, ko dar gali treneriai nepasakyti klientams? Sugalvojai ką nors? Nu, jeigu sąžiningas... Aš žinau situaciją, nu, bet davai, sakyk. Jeigu sąžiningas treneris, jisai viską pasakys klientui kaip yra. Čia galėjai paskutinių sakinių užbaigti tą dalį. Žodžiu, aš vieną pamiršęs buvau dar momentėlį, tai vėlgi šetautas tam klientui, ta prasme, tiesiog ačiū už patirtį, man kaip sakant, su tokiam situacijom įdomu visada susidurti, nes aš stengiuosi ir pasidomėti ir pasikalbėti su klientu, tai pavyzdžiui, pas mane yra gal 2 ar 3 klientai, nu žodžiu, 2 ar 3 klientai, kurie numetė labai didelį kiekį svorio. Jo, ir kai numeta labai didelį kiekį svorio, nu tai reiškia, tarkim, nuo 100 pm iki 9, pavyzdžiui, ne? Tai aš esu turėjęs tokius gal 2-3 klientus per visą savo patirtį ir 2 iš jų susidūrė su odos pertekliaus problemom pilvo, ne? Ir, nu, jeigu žmogus, tu matai, kad žiūri į tave, sakykime, susigraudinės ir sako, žiūrėk, aš tiek svorio numečiau, pas mane va čia kaba, žinai, tipo, ar čia, kaip čia toliau, kaip kas, nu, tai tu jiems tiesiai šviesiai ir pasakyk, žiūrėk, vieną momentą padarėjai, atsikratėjai tais nereikalingais riebalais,
Tai dabar jeigu matysi, kad oda neapsitraukia, nu tai taip, bičiuli, reikės pasidaryti operaciją. Nu reikia sakyti tiesiai šviesiai, nekurti jam lūkesčių, kad žiūrėk, varyk toliau 2 metus, drožk ten plevelę, viniok, žodžiu, žinai, ir viskas tau susitvarkys. Nu taip nebus. Tai, žodžiu, vėl, nu, aš dėl ko noriu visada būti atviras su klientu, dėl to, kad aš nenoriu po to prisijimti atsakomybės už jo emocinės traumas kažkokias. Jeigu tu jam sukūri kažkokius lūkesčius, kažką pasakydamas ne taip arba kažko nedasakydamas, nu tai tiesiog tu prisidedi prie to žmogaus nelaimės gyvenime. Vat ir viskas. Jeigu tu nori būti kaltininkas, nu prašau, junkis, žinai, bet šiaip geriausiai aš kokių kosminių situacijų esu girdėjęs, vat man atsimenu, irgi viena rašė klientė, aš dabar galvoju, ar jinai mitybos plano iš manęs prašė, man atrodo mitybos planą. Žodžiu, varžybinis atletas, aš negaliu patikėti. Nemeluosiu, čia pas mus, pas kažkurį, tai aš žinau pas kurį, nes neminėsiu, ne iš mūsų rato, žodžiu. Yeah. Iš tų kačiokų treneriukų, žodžiu, kurie ruošia varžyboms klientus. Tai įsivaizduokit, moteris jauna, antiek treneriukas ją savo režimų ištaškė, kad žmogus prieš treniruotės šauna efedrino, klenbuterolio, nu tai kas yra ten, žodžiu, kosminis stimuliantas ir riebalų degintai, tada po treniruotės, tai čia dar negana to, kad pasirašymų metu beveik tas 2 savaitės iš vis vandens negėrė, druskos nevalgė, darė 1 milijoną kardio moteris, o prieš miegą buvo rekomenduota treneriuko nuo viso, kas kūnui darosi. Net nesusikoncentruoti negali į užmigimą, tai parekomendavo dar migdomųjų, žodžiu. Dieną stimuliuok save, naktį dar ant migdomųjų šauk. Tai, žodžiu, ką noriu pasakyti, kad va tokių situacijų esu turėjęs ir girdėjęs, žodžiu, ir tikrai nenorėčiau prisidėti prie to, kad ta mergaitė tiesiog, nu čia vėl ne apie ją, bet, nu, hebra, žinom, kas būna, kai emociškai žmonės būna palūžę. Tai gali viskom baigtis. Tai nerima, bet gali ir mirtim baigtis, gali ir savižudybėm baigtis. Ir ypatingai šiais laikais labai lengva žmogų perspausti, jeigu mes kalbam apie grožio kultą, nes labai lengva kencelinti žmogų, žinai. O kiek to grožio kulto feikinio Instagram'e, ten prisižiūri, prisisveiksta. Vėl atskiras podcastas. Jo. Atskiras podcastas. Tai, žodžiu, ką noriu pasakyti, kad, nu, baisu ir mano nuomonė, kad mes šiaip treneriai juokiamės būna, kad mes ne tik treneriai, mes turim ir video montavimais kažkokiais rūpintis, turim ir psichologais būti, ir kunigais turime būti, kartais ir įpilti kažko turim sporto salį, kokio nors gerimuko ir barmenais pabūti, žodžiu, čia juokauju, bet mes turim labai daug dalykų apimti ir labai iš tikrųjų mūsų darbė apima, aš ne fiziškai labiau pavargstu darbė. Psichologiškai. Aš irgi vienareikšmiškai. Tai aš esu iš tų trenerių, kuris štangas klientam tampa, kuris padeda paruošti, kuris nėra taip, kad aš čia sakau, eik pasimk, aš viską stengiuosi padaryti, treniruoti į klientui taip, kad jisai kuo mažiau energijos švaistytų dalykams, kurie yra nesusijęs su jos treniruotė. Tai jeigu, kaip sakant, jam deadliftą reikia kelti, tai aš pasistengsiu padaryti taip, kad jam nereiktų rūpinti svorio uždėjimų, nuėjimų. Žodžiu, nu, taip aš stengiuosi. Šios laidos rėmėjas Bright energetinis gėrimas. Tai yra lietuviškas produktas, kurį sukūrė vienas mokslininkas ir sportininkas. Bright naudoja natūralų kofeiną, tai reiškia, kad jūs neturėsite jokių energijos šuolių ir kritimų, tai nebus to vadinamo krešo. Taip pat Brightas naudoja sultis kaip skonio stipriklį, tai reiškia, kad produktas neturės nei pridėtinių cukrų, nei saldiklių, bus labai natūralaus, lengvai gazuoto skonio. Pabandykit, nes Brightas neturi visiškai jokių konkurentų ir kitų alternatyvų. Tai sekanti dalis dabar yra biškai susijusi su prieš tai dalim, nerealūs klientų lūkesčiai. Nu, Rolandai, papasakok, vat ateina klientas pas tave, kokie būna pas jos nerealūs lūkesčiai ir kaip tu jiems bandai sudėlioti viską, kad jie būtų realūs. Aš pagalvosiu, gal dažnu atveju būna ateina koksai nors 16-metis, 17-metis. Pirmą kartą į džymą atėjo, arba gal savaitę su draugais, klasiokais pasportavęs. Ir jis sako, vat aš norėčiau atrodyti gan didelis vyrukas, raumeningas, žinai, užsiauginti tas masės. Ir tada tu jam pasakai, kad iš esmės, kad ten, kaip tu nori atrodyti, tai čia reikia tikrai ilgo ir nuoseklaus darbo, plus reikia mitybos, o žinant, kad tu esi paauglys,
tai faktas, kad tau mamagi nepirks pastoviai to, kas, pavyzdžiui, pagal mitybos planą buvo, žinai. Nes ne visi gal finansiškai gali sau leisti visą to. Tai iš esmės ateina dažnai su tokiais lūkesčiais, pasitaiko tos įvadinės treniruotės iš esmės. Ateina 16-metis, 17-metis ir sako, aš čia noriu prisiaugti masės. Arba kitas apie tą svorio numetimą, žinai, tai čia du pagrindiniai dalykai, su kuriais aš įtariu susiduriam, tai grinai svorio metimas ir masės priauginimas, bet ne viskas taip greitai iš esmės. Prisižiūri Instagram'e to feikinio kultą, kad tikrai ten žmogus valgė žolės mėnesį, sportavo ir numetė ten 12-15 kilų, gal tu nori tą challenge irgi daryti. Ir aš dažnai iš tiesų man kažkodėl meta tokius etsus, per mėnesį numes 15 kilogramų. Nes tu klikinis, supranti, tu sukėsi tokia ir tik algoritmas kaip veikia. Tu tik tais, arba man atrodo, gal net tau užtenka, gal jau netgi toks algoritmas yra, kur tau net užtenka net nespaust, o sustoti prie tos reklamos, ją pažiūrėti ir atrodo to. O man smalsu, aš visada pažiūriu. Tai dėl to, kad tau smalsu, taip. Gali pasiūlyti, nes dažnai tikrai būna ir normalių dalykų, nesakau, bet dažnu atveju viskas taip išpūsta, viskas taip gražiai pateikiama, kad kažkas... Dažnai, pavyzdžiui, tie challenge, ne? Irgi atkreipkite visi dėmesį, kad su tais challenge'ais, kai būna, tarkim, šiam dienų challenge'as, 2 savaitės, ten 21 dieną, kad tos challenge'us dažnai daro žmonės. Žiūrėkit, su challenge'ais viskas yra gerai, kai tu supranti ir ką darai, bet tau niekas nebando iškomunikuoti nerealių lūkesčių. Tu gali 30 dienų mest svorį, tu gali 30 dienų lysti į ledinį vandenį, tu gali tą daryti ir tai sukurs rezultatą, bet tu turi suprasti, kad tu toliau vis tiek turėsi daryti ir tas challenge'as dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu aš daryčiau kokį nors challenge'ą, tai būtų tik dėl to, kad sukurt bendruomenį ir vieni kitus palaikyti. Tai nereiškia, kad challenge'o pabaigoje baigėsi, numečiau pilą ir vėl toliau valgau, žinai, kondensuotą pieną ir batoną prieš miegą. Tai esmė yra kokia, kad challenge'as tikslas galbūt yra ne jūs pakeisti, o sukurti jums kažkokį įprotį, kurį jūs po to laikot. Tai reikia pirmiausia taip iškomunikuoti. Antras dalykas, tai aš manau, kad challenge'us dažnai daro tos tokius, kur ten žada kosminius rezultatus, tai dažnai ir daro tie žmonės, kurie daug kartų darė. Tai jeigu žmogus kiekvienais metais ten metą augina, tai jis jau tiek jau yra įvaldęs šitą procesą, kad jis jau žino, kas tinka, kiek jam, kaip, ką, kur, ką. Dėl to jis jums gali sukurti labai fainą before after kažkokį rezultatą, su jumis tuo pasidalinti ir jums sukurti kažkokį nerealų lūkestį, kad ir jūs galite tokią koncentraciją, tokį koncentraciją, sakau, tokį tikslą, tokį, nežinau, kaip čia, progresą tokį padaryti. Iš esmės, aš sutinku ir aš manau, kad jeigu ateina žmogus mes svorį, tai jisai vis tiek turėtų, manau, ne tai, kad tik į trenerį kreiptis ir viską treneris sudėlios. Aš manau, kad jisai turėtų prieš tai padaryti tyrimus pas gydytoją, kad ateitų su tais tyrimais ir galėtume panalizuoti ir pagalvoti, kaip čia viską sustatyti. Tada, jeigu, pavyzdžiui, tikrai neslėpsiu, ne visi treneriai su mityba dirba ir, pavyzdžiui, aš tikrai su mityba nedirbu, nes man atrodo, kad čia hemorojus taip palyginus ir aš net nenoriu pradėti. Tai aš iškart rekomenduoju susirask sertifikuotą gerą mitybos specialistą ir tada tu atskirai iš jo paimk mitybos planą. Aš abstrakčiai taip galiu peržvelgti, pažiūrėti, ar čia normaliai, ar čia, pavyzdžiui, labai nerealu ir panašiai. Ir tikrai turiu pavyzdį, kur klientas... Tu irgi, sakai, turėjai ten pavyzdžių, kur už 100 PM iki 9, tai pas mane buvo iš 100 PM 5 iki 9-6 ar iki 9-5. Jo, ir visa tai truko labai ilgai, kaip gerų 1,5 metų, bet žmogus antiek buvo motyvuotas, jis pakeitė visą savo gyvenimą ir laikėsi tas mitybos, kol galiausiai jisai jau į planą nežiūrėjo, bet jisai žinojo, kiek jam reikia suvalgyti ir tipo šiandien, pavyzdžiui, salotą su riešutais, o rytoj aš tą patį patiekalą riešutus pakeisiu ten, nežinau, dar kažkuo. Išmoko valdyti. Ir tiesiog viskas gaunasi super. Tai iš esmės svarbiausia, kad kai dar numeti svorį, tai reikia ir išlaikyti visą tą.
O išlaikyti nėra taip paprasta. Ir nėra paprasta, bet žymiai lengviau išlaikyti, kai procesas būna subalansuotas ir ilgainis. Jo, ir čia buvo labai gerai sužaisti. Netgi, žinai, esu pastebėjęs, iš tų pačių klientų, kurie ten metus ar pusantrų sėdėjo griežtai ir po to tiesiog, išvarė, ne tai, kad palūžo, tiesiog, davai, padarysiu pertrauką nuo visą režimą, ten, pavyzdžiui, išvažiuosiu kažkur. Tai netgi pas jos reboundo nebūna, atšokimo kažkokio. Pas jos, jeigu dabar tavo tas klientas nueitų ten pavalgyti picūlę vieną kitą savaitę, tai net neskaudėtų širdies. Ir jam net nepasikeistų tikėtina jam svoris, nes, kad vėl užkimš save, tai tu turi vėl biškį pasėdėti tam pertekliuje ir tada pradeda tas svoris jau kilti. Pradžiai tai jisai taip ištirpsta, kaip aš sakau, ore, žinai. Dažnai žmonės nepagalvoja, kad, pavyzdžiui, metant tą patį svorį, turės atsisakyti, pavyzdžiui, ten to gal maisto norimo kiekvieną dieną. Reikės gal susitaikyti, kad, pavyzdžiui, jį praretinti, pavyzdžiui, ne kiekvieną dieną pizzą ar burgerį. O gal kaip tik įmanoma tai naudoti, bet turi būti kiekiai valdomi. Ir jeigu tu nesuprasi, kaip tai valdyti, tai tikėtina, kad bus bėdų arba palūžė. Tai vėl atskira tema, mikro, makro skaičiavimas ir įvertinimas, kiek valgyti. Aš kai dirbu su mityba su klientais, nes aš nuo 16 metų kalorijas skaičiuoju, viską ten, žinai, kaip dabar aš to pats savo aktyviai nedarau, bet kadangi aš gyvenau bodybuilderio gyvenimu vienu metu, daug metų, tai tikrai analizuoti mitybą reikėjo. Ir kadangi nebuvau perėjęs daug metų į Dark Side'ą, tai bandžiau visus sportininkus, kolegas, kurie yra ant kažkokių turbinų, aplenkti natūraliai, tai stengiausi labai gilintis, kas liečia tos papildus, mitybą ir panašiai, tai kažkaip tai su ta mityba man netgi ir įdomu, žinai, iš tikrųjų, ir aš su mityba matau labai daug pasikartojančių dalykų ir aš, kai, pavyzdžiui, pas mane, jeigu kreipiasi žmogus dėl mitybos ir aš ten, tarkim, suteikiu ne tik mitybą jam ir kažkokias gairės, bet suteikiu jam, tarkim, ir priežiūrą. Ir kai tu jo priežiūrą, tarkim, stebi, ten matmenis, pasikeitimus, ten atsakymus, tam tikrus klausimus, aš būna kartais matau tas pačias pasikartojančias tendencijas pas žmonės ir aš jau galiu nuspėti, ten, nežinau, savaičių tikslumu, per kiek laiko, kaip kas bus pasiekta. Žinai, tiesiog tu per tiek. Čia kaip aš dirbdamas ir papildų parduotuvėje, atsimenu, jau po 10 metų aš jau užeinantį klientą pro duris, aš jau žinodavau, ar jis pirks ir ką pirks. Čia taip juokas juokais, bet žinok, pataikydavau. Aš netgi su draugeliu kažkada būna ateidavo mane aplankyti parduotuvėje, žinai, ten sėdim, kažką kalbam, žinai, ir ateina klientas ir aš jam sakau, žiūrėk, dabar šitas pirks batonėlį. Ir ateina ir žmogus ir jis taip pra batonėlį trinasi, žinai, pasiema batonėlį, žinai. Tai čia toksai įdomus dalykas. Taip, tai dar vieną punktą norim paliesti, tai kodėl geri santykiai tarp trenerio ir kliento dažnai būna lygų geresni rezultatai. Jo. Tai aš manau, kad vėlgi, čia iš tikrųjų šitas punktelis apima vos ne viską, ką mes kalbėjom prieš tai. Taip. Bet jeigu taip papildant, tai čia su sąlyga galbūt, kad treneris išlieka treneriu, nes kai salėje tampa būdų draugeliai, būna ir tokiu atveju, tai tada būna sporto mažai, tada daugiau hihihaha, ką tu, kaip savaitgalis, negu ką šiandien treniruojam, žinai, kiek šiandien burpių daryti. Tai čia ne per daug turi būti geri santykiai. Jo, ne, gal jie gali būti geri, bet reikia kad salė išliktų treneriu. Jo, reikia nepamiršti, kad šitas žmogus diktuoja tavo tempą, žodžiu, ir kad, nesipriešinktų jam ir viskas, žinai. Tai aš turiu tokių, šiaip visi salėje mano klientai iš esmės yra labai, aš su visais labai geram santykiai ir būtent su jais tą ir esu išlaikęs. Jeigu aš pasakau, einam daryti dabar, žinai, jis ir eis jau daryti. Būdavo vienas kitas klientas, kuriam reikdavo dar biškį palaukti, dar jisai nori dar pakalbėti, žodžiu. Jo. Bet, vėlgi, tu supranti, kad čia yra žmogaus pinigai, žmogaus laikas, tu įdedi kiek gali ir, tugi nesi kažkoks, tai, sakykime, ten, nežinau, tėtis, kuris turi už rankos vedžioti, žinai, visus. Tai kodėl tie geri santykiai yra geresni rezultatai ir kada tai būna, tai kai galbūt neperžengia ribos ir kai neatsiranda per daug draugystės, būtent sporto. Salėje turi likti treneris. Taip, salėje tu turi likti treneris. Tai geresni santykiai, tai aš visą laiką, pavyzdžiui, kai pas mane ateina klientas, o galės ir tu iš savo pusės papasakoti, aš, pavyzdžiui, pirmoji treniruotėj klientam pasakau, kad
Tipo, aš dirbu su kaip čia pasakyti, ilgalaikiu principu, aš stengiuosi nedirbti su klientais, kur 1 ar 2 treniruočių prašo. O, aš irgi, tokio net ne. Dėl to aš jums ir pasakau, aš, kadangi dirbu arba paketais, arba mėnesiniam narystėm, sakykime, tai mano tikslas yra, kad tu po pirmos treniruotės nuspręstum, ar tau gerai buvo su manim šitas susitikimas ar ne. Aš visą laiką leidžiu klientui, duodu galimybę tą pirmą treniruotę tiesiog atskirai susimokėti. Arba įskaičiuoju tada į ten, kad jisai suprastų, kad nebūtų jokių įsipareigojimų. Žmogus atėjo, pasižiūrėjo, nes patys visi žinom įsireiškimą. Jo, ir žinom tą įsireiškimą, energinis vampirizmas, žodžiu. Tai žmogus gali nebūti blogas, ta prasme, bet jeigu jūsų auros ten, vibracijos ten, žodžiu, nežinau, kas ten, kaip ką, nesueina, tai jūs siurbsit tiesiog viens iš kito energiją. Teko susidurti. Jo, ir tu daryk, ką tu nori. Daryk, ką tu nori, tu visą laiką jausies kažkaip keistai, ne taip, treniruoti su to žmogum. Tai lygiai taip pat ir žmogui aš visą laiką sakau, tu turi su treneriuku jaustis treniruoti gerai. Tau neturi būti stresas ateiti į treniruotę. Tu gali stresuoti, kad tau reikia sportuoti, bet tu stresuoti, kad va čia su to žmogum turiu kontaktą, taip neturi būti. Tai kai renkatės trenerį, aš manau, jūs turit, kad būtų geresni rezultatai, geri santykiai šitą situaciją, šitą taisyklę, tai jūs turite įsirinkti tokį trenerį, kuris ne tik kompetitingas, bet atitinka ir jūsų visą tą asmenybę. Aš taip įsivaizduoju. Tai va, dar galima galbūt papildant šitą vietą pasakyti, kad nežinau, ką čia sakyti. Aš tai, pavyzdžiui, pamečiau mintį, norėjau pasakyti. Pridėčiau gal tai, kad tikrai turiu klientų, arba gal labiau, pasakyčiau, vieną tikrai klientą, kuris atėjo ten pradžiai užsiauginti svorio. Tai taip, mes pradžiai kaip treneris ir klientas, bet jau nuo pat pirmos treniruotės pasijuto tas ryšys, kuris, matosi, čia žmogus gal bus netgi ir draugas. Ir priaugom ten to svorio, žinai, po to aišku buvo ir stresinio lūžio ir panašiai, ir gal biškai sustojo progresas, bet antiek patapom draugais, kad dabar į viens kito gimtadienį ateinam į svečius pas viens kitą, viens kito tėvus pažįstam. Ir čia galbūt viena iš tų retesnių istorijų, kur mes patapom labai gerais draugais, bet dabar aš jį vis tiek pušinu ateik sportuot. Salė ir draugai, bet ir tuo pačiu išlieka gal tas santykis, kad... Tu treneris? Jo, bet aš neimu pinigų iš jo, nes jis patapęs kaip geriausia draugų. Tai čia jau tas kitas tai čia labai... Kartu sportuojam. Čia labai afigienai gaunasi, nes tipo tu, žodžiu, susikūrėt su klientu gerą santykį, klientas, tarkim, dėl kažkokių gyvenimo sąlygų ar ten kažkokio emocinių dalykų meta sportą, bet kadangi pas jūs išliko tas sukurtas santykis, tu vis pasiteirauji, tipo, žinai, gal davai, ateik, vis tiek tu į papušinį, tu parodai rūpestį, žinok, pas mane irgi yra vienas kitas klientas išlikęs, kaip klientas, nebe klientas, jau neina kiek laiko, bet aš būna parašau, paklausiu, tipo, kaip tu, žinai, nes man norisi paklausti, tipo, turėjai gerą santykį, žinai, ir papušiai, tie žmonės būna parašo, blemba, žinai, gėda pasakyti, nejau sportuoti, vat yra tas vis tiek toksai, žinai, nuotolinis kažkoks, tai nežinau, tokia kažkokia pagarba, kažkoks ryšys. Tai aš manau, kad kai yra geras santykis su treneriu, tai tas rezultatas visada bus geresnis. Treneris gali būti, super geras, bet jeigu jūs, nežinau, yra labai daug griežtumo kažkokių, tai ten, nežinau, pastovo, per žiauraus pušimo, negi neturi visos treniruotės būti kaip kariuomenėje, ar ten kaip, nežinau, kokį Maiką Tysoną ruoštų ten čempionatą. Žinai, ta prasme, neturi tai būti. Tai vis tiek visgi tos treniruotės eina ir, tarkim, ciklais kažkokiais. Galbūt yra žmogus, kuris ruošiasi varžybom, tai yra, tarkim, momentas, kada reikia kažkokias tai ramesnės daryti treniruotės, kažkada stipresnės, kažkokias. Yra žmonių, kurie niekada jokiam varžybom neįstėjom. Treniruotė yra tiesiog pabėgimas nuo darbo, jo duoti kūnui biškį, duoti jo kažkokių, kūnui duoti dalykų,
dalykų, kuriuos privalo tas kūnas gauti pagal savo, kaip čia pasakyti, biologinius procesus, kad susikurtų tie biologiniai žmogus procesai. Visada turi savo kūnui atsidėkoti. Tai geriausias atsidėkojimas yra judėjimas. Tai ne, tai čia faktas. Tai tai niekada negali žinot, kur tas santykis nueis, bet jisai turi būti. O jeigu jo nėra, tai ten, žodžiu, tai tada geriau perspektyvos didelis nėra kažkokios. Keisti, pavyzdžiui, trenerį, kur tikrai pajusi vaibą su juo, nes vis tiek tu su juo praleisi 2-3 valandas per savaitę. Ja. Aš kalbu iš kliento perspektyvos į trenerio pusę, kad man reikės su juo sportuoti, tai aš tikrai turiu su juo sutarti, nesigėdyti, jeigu aš ten, tarkim, suvalgiau kažką ne to, neturėčiau bijoti jam pasakyti visą tai, nes bet kokiu atveju treneris neturėtų smerkti žmogaus, kad tai padarėjai, tai... Tai žinai, gal dar pasakysiu, Rolandai, taip, kad vėlgi čia mes galbūt taip kalbam, žinai, turi pasakyti, ką suvalgė, ar ten, sakykime, ko nedavalgė. Ja. Bet čia, žiūrėkit, čia yra skirtingi tiesiog lygiai kliento ir trenerio tos, sakykime, darbo. Yra klientų, kurie tiesiog ateina pas tave į treniruotės, be jokių didelių tikslų, su mitybom ar dar kažko, bet jis nori tiesiog, sako, aš noriu biškį geriau jaustis ir atkurti kūno ten kažkokie tai judesius, ne? Ir net nereikalingas tas pasikeitimas informacijos dėl to maisto, jeigu jisai neprašė, kad tu padėtum jam, nesikreipė į tave šios paslaugos, kad važiuok, padėk man dar nes vėlgi, treniruotės nėra pakilęs arba nukrytas svoris. Treniruotės yra tik kaip įrankis. Čia, kaip aš sakau, įrankis yra kirvis, bet kai tu kirvį turi rankoje, nereiškia, kad tas medis nugriuvo jau. Tau reikia jį nukapoti. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad nereikia taip galbūt jums, nesupraskit mūsų neteisingai. Nereikia ten, žodžiu, kiek kartų sisiojau, kiek kartų ten šakojau, ar kiek ten kartų vandens išgeriau. Bet jeigu jūs norit, kad treneris prižiūrėtų jūs kažkokioj tai vietoj, tai jūs tada ten ir turit jau, kaip pasakyti, jau ir išsirengti. Toj vietoj jau turit pasakyti tiesiai šviesiai. Jeigu jau kažkas padaryta, kas ne pagal planą, tai kad būtų, nes vėlgi, aš, pavyzdžiui, būna irgi žmonių, kai dirbu su žmonių mitybom ir, tarkim, aš vertinu jų tas matmenų ir svorio pasikeitimo lentelės. Ir aš darau atitinkamus pokyčius mitybą. Va, čia prisiminiau, kurią norėjau istoriją, va, tie ir pabaigsim. Hebra, nebūkit šitas bičas. Žodžiu, aš tau gal pasakau. Žodžiu, buvo taip. Aš prižiūriu vieno bičo mitybą, bet prižiūriu taip, kad aš jam sudariau mitybos planą. Ten, žodžiu, valgiai visą kitą ir yra pas mane taip, standartas jau daug metų. Tau yra suteikiamas mitybos planas, tau yra suteikiami atitinkami klausimai ir tu turi man po savaitės padaryti matavimus, ten, viso kūno, ten bicepsas, tricepsas, bicepsas, lėmuo ir taip toliau, yra aiški lentelė, žinai. Tada aš prašau svorio. Ir tada prašau atsakyti tam tikrus klausimus. Ir kiekvieną savaitę, kad aš matyčiau pasikeitimus, jeigu kažkas nesikeičia, yra atsakymai klausimus, aš matau, gal ten miegas dar kažką, žodžiu. Čia nesiplečiu į savo ten tą darbą, bet žodžiu, ir aš taip žiūriu, blembo, žmogus viršsvoriai, ten 120 plius. Tikrai viršsvorį, jis nebuvo ten super aukštas, bet esmė tame viršsvorį. Ir aš neturėjau niekada gyvenime kliento, kuriam nebūtų kritęs svoris, kai aš dirbu su juo. Anksčiau ir vėliau aš pramušu tą dalyką. Ta prasme, dažniausiai tai aš duodu visiems žmonėms 2 savaitės, per kurias aš jau paimu, sakykime, į rankas jo tą vadinamą apykaitą medžiagų ir aš tada jau galiu ją manipuliuoti, keisdamas, ten mažindamas, didindamas tos makroelementus, tas kalorijas. Ir aš žiūriu, kad aš jam vis mažinu, nekrenta svoris, jis man atsiunčia atskaitos, tos visas ataskaitas, aš jam vėl sumažinu, didinu aktyvumą, mažinu. Ir jau atrodo, bičios valgo kaip pana, bet svoris nekrenta, tipo, what the fuck, kas vyksta, žinai. Aš jums pasakysiu tikrai, žinokit, čia nemeluoju, ta prasme, istorija. Vieną dieną sėdžiu, aš neatsimenu, ką aš veikiau, jeigu taip atvirai, skambina jisai man. Aš pakeliu. Ir jisai sako, nemeluosiu, Hebra, jisai man sako, sveiki, norėčiau užsisakyti česnakinį kebabą, žinai. Įba tokia istorija buvo. Aš nuoširdžiai sakau, aš kai dėjau žvengti, ką tu, sakau, vardą pakeisiu Tomai, žinai, kaip tu taip, žinai, ir jisai kaip pasimetė, bet jo tas pasimetimas buvo, ai, čia tu, Andriau, aš tau po to perskambinsiu. Ir padėjo ragelį. Žodžiu, aš galiu pasakyti taip.
Žmonės slepia, žmonės būna meluoja, netgi meluoja savo. Aš nuo to, kaip pasakyti, man nuo to blogiau nebuvo, mano toliau gyvenimas eina ir kebabą pasislėpęs jis suvalgė ne nuo manęs, o nuo savęs, žinai. Taip. Ir aš jam tada ir paaiškinau, kad, sakau, žiūrėk, tipo, aš tau galiu ir toliau mažinti tas kalorijas, o tu toliau gali apgaudinėti valgydamas kebabus, žinai. Sakau, nėra problemos, bet, tiesiog, mes eikvojam laiką, žinai. Tu eikvoji energiją, žinai, tu bandai save apgaudinėti, kad tu kažkokiam režime, o po to vakare, sakau, žinai, tam vakaras buvo, o po to vakare savo emocijas gesini kebabais, žinai. Tai sakau, niekur nenuves šitas visas dalykas. Tai ką noriu pasakyti, nuo tos dienos aš kaip ir nebežiūrėjau, mes kažkaip pasikalbėjom, aš ir nebežiūrėjau jo mitybos, bet kiek žinau, nuo to momento kažkaip jis ir vis paleido vadžias ir taip toliau. Gal jis ten po to po kažkiek ten metų vėl įsivažiavo, nežinau, aš neturiu ten jo drauguose, labai neseku. Bet ką noriu pasakyti, va tokios kuriozinės situacijos būna ir kai taip atsitiko, aš jau supratau, kad aš jau viską girdėjau, viską mačiau, kas liečia tas žinai, pasislėpusius klientus, žinai, nes galvojau, kad tokios situacijos būna iš esmės, tik tai, žinai, nekrenta svoris, tu galvoji, čia jau kažkas mediciniško, čia jau bus suskydliaukė, čia jau kažkokios anomalijos, žinai, jau pradedi lygas žmogui prirašinėti, jau nori siūsti jį pas gydytojus, o jis kebabus valgo vakare, atsisėdęs ir ieško kažkokių tai problemų, žinai. Tai va, tai mano tokia istorija hibrytė. Tai žodžiu, šiandien aš manau tiek, prigalvojom šiandien kalbėdami podcast'e dar įdomesnių, dar 4 temas, žodžiu, tai visada prašom ir dabar vėl paprašysim. Jeigu patiko, paspauskit patinka. Jeigu manot, kad tos temos, kurias sugalvojam, arba ateityje kažkokios temos bus jums įdomios, tai pasubscribinkit, prenumeruokit mūsų kanalą. O kitas dalykas, tai šitas turbūt yra svarbiausias. Nors gal ne. Paragaukit Braito. O svarbiausias iš tikrųjų dalykas yra, tai parašykit komentaruose, kas patiko, kas nepatiko. Padėkit mums užaugti, mes norim šitą kanalą padaryti super turbo quality max ir jeigu jūs tą padarysit, tai žodžiu, jums centimetras ant biskės. Jo. Tai gerai, draugai, ačiū, su jumis buvo Andrius ir Rolandas. Iki kitų kartų. Iki.